Antalieptės vietovė ir gamta ir ją supantys miškai tai sudaro tokią vientisą, puikią, sakyčiau, ne tik vietovės tokį įvaizdį, bet tokią ir gerą aurą. Mano, susidūrimas su pačia Antaliepte buvo įspūdingas savo natūralia gamta ir įspūdingas savo žmonėmis. Tai yra du dalykai, kurie man yra neatsiejami šitoje vietoje, nes manau, kad būtent žmogus, kuris yra toks, jisai šalia būdamas tokios gamtos matyti ir negali būti kitoks. Gamta unikali tuo, kad turime labai gražią Šventosios upę ir jos intakus. Tai Šavašos upelis, Sėlupio, Liedelio upelius, kurie tikrai labai srauniai sruvendami ir šniokšdami apačion į žemupį krenta kaip kalnų upės ir aplinkui auga tikrai nuostabūs ąžuolynai, matyti jų buvo anksčiau čia ir daugiau. Taigi pati upė, šventoji, jos intakai, ąžuolynai sudaro galimybės, aišku, ir visom kitom rūšim gyventi. Tai visoms saugomom Lietuvos genių rūšims jos čia yra sutinkamos. Taip pat yra toks kaip Mažasis erelis, Rėksnys, Tulžys, dar iš žuvų Mažoji Negė, upėtakiai ir galima daug visokių kitokių rūšių išvardinti. Tai va tas unikalumas, visų pirma, natūrali gamta, antra, hidrologinė šitos sąlygos, geomorfologija šitos vietos sudarė galimybės susiformuoti šitokiem dalykam. Antalieptės istorija, manau, prasideda nuo pirmųjų istorinių paminėjimų. Yra kai kurių spėlionių, nepatvirtintų archyviniais duomenimis, kad Antalieptė pradeda minėti nuo 1530 metų. Bet kiek aš besistengiau surasti patvirtinančius dokumentus, apie tai neradau nei mažiausios užuominos. Naudojantis archyviniais dokumentais buvo sutarta, kad Antalieptės paminėjimo datą laikyti 1600 metai. Antalieptės Basųjų karmelitų vienuolynas tai yra nemažas puslapis Lietuvos istorijoje. Ta prasme, kad jie buvo žmonės kūrybingi, matomai šitą vietą surado neatsitiktinai ir ilgą laiką jie čia šeimininkavo, labai gražią bažnyčią pastatė, bet 1863 metais įvykęs tas neramumas Antalieptę labai smarkiai paveikė. Buvo uždarytas vienuolynas, bažnyčia buvo pertvarkyta į pravoslavišką cerkvę. Ir tam pastate buvo įkurdinta taip pat pravoslavų vienuolės. Taip kad Antalieptė savos bažnyčios, savos parapijos neturėjo apie 50 metų. Ta šventovė dar labiau su ko neveikė. Pirmas pasaulinis karas. Vokiečiai čia buvo, gal dėl to, kad ji ne katalikinė šventovė, o pravoslaviška, įkurdinę savo belaisvius, Arklidę buvo padariusi. Ir vat nusiaubė iki paskutiniųjų. 18 metais, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tai atsirado Antalieptėj toks ypatingas lietuvybės patriarchas, kunigas Takelė. Čia atėjęs be jokių leidimų tų vyskupijos tuometinės valdžios pats ėmėsi organizuoti ir remontuoti bažnyčios atstatymo darbus. Ir čia nuo 24 metų
atsirado progimnazija, Antalieptė buvo skaitoma kaip mokyklų miestelis. Yra duomenų, kad Antalieptėje prie vienuolyno jau 17 amžiuje veikė mokykla. Nuo 1920 metų pradeda veikti žemesnioji žemės ūkio mokykla, 24 metais įkūriama progimnazija ir ji 1928 metais pavadinama Jono Basanavičiaus vardu. Antalieptėje buvo 2 pradinės mokyklos, viena kalno, kita vienuolyno. Po pradinio mokslo reformos abi mokyklos pasidarė 6-metės. Be jų veikė amatų mokykla, namų ruošos, pradinė žydų mokykla, vaikų prieglauda. Ir aš jau kai atvažiavau 52 metais į šitą pastatą, į 1 klasę, tai jau pastatas jau buvo tokia pačia spalva, aš jį dar dažiau. Kokie 2-3 vaikai, per mano buvimą, aš 7 metus čia buvau, 7 klasės baigiau, tai 2-3 tik tai vaikai pakliuvo į aukštąją, supranti, Kauno Politechnikos institutą kažkas, tai prie mano buvimo. Buvo graži tvora, architektūrinė, ką nuvertė visą čia žemės ūkio mokyklos jau vadovybė. Va šitas pastatas buvo medinis, dabar jisai apkaltas, visas čia buvo kontora, direktoriaus kabinetas, čia buvo rūbai, čia buvo maisto produktai. Supranti, čia va stovėjo valgykla, ją nugriovė dabar. O pokario metais šie rūmai taip pat buvo panaudoti visuomenės labui. Jau 47 metais čia atsirado dvimetė žemės ūkio mokykla. Nu, paskiau ta mokykla buvo perorganizuota į vienmetę žemės ūkio mokyklą, o nuo 57-ųjų, kuomet ir aš čia tik atsiradau, čia buvo pradėti ruošti bitininkai. Nu, vat, ir 58 metais perėjo į technikumą tą žemės ūkio mokyklą ir toj žemės ūkio mokykloje buvo labai didelė specialybių kaita. Ir 76 metais jau mes čia Antalieptėje pasidarėme ne pirmieji kaip likimo aukos. Pirma buvo Veisiejų technikumas panaikytas, o 76 ir mum. O mokinių pradėjo mažėti pirmiausia, kai buvo iškelti į Antazavę vaikų namai. Visą laiką po 100 vaikų, visą laiką. Jos uždarė 62 ir perkelė į Antazavę. Jie įvairaus amžiaus buvo, visose klasėse beveik būdavo mokinių. Pradedant pradinėse klasėse ir aukštesnėse. Jie kai iškėlė apie 100 mokinių, tai ką jūs galvojate. O paskui prasidėjo kiti dalykai, kad ir technikumas naikinamas buvo, ir elektrinė išsikėlė su visais gyventojais. Ten buvo kaip tik jaunos šeimos, visi tarnautojai išvažiavo į Zarasus, paskui savo vadovus ir įsivežė vaikus. Nuolatinių tų mūsų, sakykime, tikrų gyventojų skaičius jis nuolat mažėja. Mirštamumas kažkur tai į metus yra grubiai apie 25 žmonės, gimstamumas, gal imkim vidurkį, 2. Šiandien iš Antalieptės paliko tik tai gražūs prisiminimai. Aš į Antalieptę atvažiavau 1961 metais, visai prieš mokslo metus. Mes atvažiavom kartu su tuometinė direktorė Vadeišaitė. O buvo taip, kad miestelis buvo judrus, guvus, pilna aplinkui jaunimo. Nu, tiesiog malonu. Einant nuo autobusų stotelės, visa gatvė buvo pilna tokių trobelykių, kai kur ir gražesnių pastatų.
Visose gyveno jauna šeima su 2, 3 ar net ir 4 vaikais. Taigi ir mokykloje buvo pilna mokinių. Tuo laiku mokykloje visada būdavo kažkiek tai virš 200. Palyginus, kai žiūrint va dabar, kai tuščia, tai buvo daug. O mūsų mokytojai tai buvo 23, 25, nu žodžiu įvairiai. Užklasinė veikla buvo ojojoj. Šokių buvo kolektyvai 3, spaliukų, pionierių ir vyresnių. Veikė dramos būrelis. Veikė fotografų, aviomodelizmo būrelis. Veikė skaitovų, deklamatorių, sporto būreliai, orkestras didžiausias. Taip kad užklasinis gyvenimas virė mokykloje. Paskutinė abiturientų laida išleista 2001 metais. Baigė 11 abiturientų. Tais pačiais metais mokykla reorganizuota į 10-metę. Šiandien net ir vidurinės kaip mokyklos nėra. Ir ne tik kad vidurinės, bet ir pagrindinės jau nėra. Nuo mūsų iki Dusetų mokyklos yra geri 9 kilometrai. Netgi tai daliai seniūnijos, kuri į Dusetų pusę, faktiškai gaunasi pusiaukelis. Ar į tą pusę, ar į tą pusę. Kaip bebūtų, Dusetuose yra gimnazija, pas mus yra kažkokia mokyklytė. Aišku, normaliai kiekvienas tėvas žiūri kaip, kam dabar pradėti, paskiau kažkur perkelti ir panašiai. Jau labiau, kad vaikas nuo durų paimamas, iki durų nuvežamas, po to vėl nuo durų paimamas, iki durų beveik praktiškai parvežamas. Man atrodo, reikia būti optimistais ir nenorėčiau sutikti, kad čia viskas jau merdi. Miestelis turi savo gyvenimą, vyksta įvairūs renginiai. Pastaruoju metu, kai mes jau esam, dabar jau geri metai, kaip mes turim išsirinkę seniūnaičius, tai dar daugiau suaktyvėjo tas bendras visuomeninis gyvenimas ir kultūrinis ir galbūt kažkiek tai pakeitėm ir renginių, patį tokį renginių organizavimą, pačius metodus renginių, nes daugiau dabar renginius darom tokius, kurie, kaip pasakės, neprimena tokių oficialių minėjimų. Pirmasis gegužės sekmadienis, šiandien yra gegužės 2 diena, yra motinos šventė. Nepamirštamos dainos, amžiais aidi, amžiais lydi, nors tylus dienos namus ir man mama jau nedainuos, nors neblėsta šios dainos. Aš pats save auklėjau. Aš supratau, kad turiu balsą, kad aš reikalingas tautai, Lietuvai. Ir visą laiką dainavau. Visą laiką dainavau ir dabar dainuoju, koks vyksta renginys. Daugiausia šventiniai, žinai, šitie jau. Ir einu. Daug labai dainų, tai ajezau. Kad, žinai, melodijų, tai gal 500. Bet kokią knygelą atsivešiu ir aš jau žinau. Antalieptės žmonės labai draugiški, vieningi, paslaugus, nuolankus,
bet tik tai mane labai nustebino vienas faktas, kad jie labai nenoriai save garsina. Antalieptės bendruomenės ir ilgamečio Antalieptės vidurinės mokyklos direktoriaus Vinco Kibirkščio dėka, palaikant Gražutės draustinio vadovybė, buvo įkurtas šiuo metu gana turistų lankomas Savašos pažintinis takas. Šitas pažintinis takas, kuris suteikia galimybę ir vietos gyventojų pačiam pabūti toje natūralioje gamtoje ir atsivesti savo svečius, pasikviesti. Jo įrengimas sutapo su pačios bendruomenės įsikūrimo. Dar unikalus atvejis tai, kad šito tako idėja buvo taip pat kilo iš pačio miestelio mokytojo. Savašos takas, kaip parodė paskutiniai keli metai, jis yra tikrai labai populiarus, labai lankomas. Žmonės važiuoja iš visos Lietuvos, ne tik iš Lietuvos.